100 km aplink Vilnių. Takas padalintas į 10 atkarpų, kurių ilgis svyruoja nuo 7,5 km iki 19. Taigi, keliaukime. Va, ten gal pradžioje matosi. Kiekvienos atkarpos pradžioje stovi toks stendas, kuriame yra informacija bei žemėlapis apie visas trasas ir konkrečiai tą, kurioje esat. O kelionę dažniausiai lydi tokios mažos raudonos lentelės. Ant to medžio lentelė. Čia lentelė, pažiūri į kairę, ant to medžio matosi lentelė, ten eini. O vat, kažkas ir sužalojo. Nebeliko lentelės. Nešaltas vanduo. Normaliai. Gegužės 2. Pirma trasa iš tiesų paliko geriausią įspūdį. Net sakyčiau, gal nereikėtų nuo jos pradėti eiti, o pasilikti desertui. Nes čia ir Vilniaus senamiesčio vaizdai, ir galimybės užkasti kokioj jaukioj užupio kaviniai, ar prigriebti kokį šlamštainį išsinešimui. Net geriamo vandens kranelį radau. Gaila, kad tai labiau atkarpos pradžia. Tai alkis ir troškulys dar nekamavo. Truputėlis linksmybių. O čia reiktų nepragribauti šito keliuko. Šten atėjus, pukšt, aš praėjau. Dauguma Vilniečių tikriausiai nekartą yra aplankę tiek Užupį, tiek Belmontą, Puškorio atodangą ir apylinkės. Tai atkarpa vietiniams bus labiau tikėta nei netikėta. O nuo Bakūžė. Labai jau Vilnius 100 km LT svetainiai buvo išgirtos tos lentelės. Ženklinant naudoti arboristinį vinis yra įkalti tik medžio paviršiuje, nepažeidžiant medžio šerdies. Va, rupūžė prisispaudė, kankina medelį, sakė, nežaloja. Taką ženklinančios aliuminio kompozito lentelės yra pritvirtintos remiantis arboristų rekomendacijomis. Toks ženklinimas nedaro žalos medžio fiziologijai ir gyvybiniai įtakai, nes nėra sutrikdoma vandens indų pernešimo veikla. Kągi turim, šiandien yra šeštadienis, taip kad bus reikalų į valandą porą kartų. Važiuojam. Viena sudėtingiausių užduočių keliaujant vis tik buvo nusigauti iš atkarpos galo į pradžią, kad po žygio ramiai galima būtų sėsti į automobilį ir važiuoti namo. Naudojausi ir dalinimosi platformų paslaugomis, bet kadangi takai miesto pakraščiuose, tai teko pasilinksminti ir su viešuoju transportu. Kas smagu, kad viskas skaitmenizuota ir nereikia pirkalioti jokių popierinių bilietėlių. O rašo. 13 minučių netgi, ne 14. Reikės žemėlapį pasinaudoti, nes va, norisi eiti čia tokių gražių kažkokių. O reikia eiti tenai. Kas pyksti? Pyksti? Štai lyg raudona lentelė. Aš einu teisingu keliu. Tiksliau, keliuku. Kur raudona lentelė? Man atrodo, ten kažkur gal ir yra. Va, tenai. Kažkas jau čia pasidarbavo, ryškiai negenys. Labiau vis tik primena gaidelę, rerelį. Primiktinai rekomenduoju į telefoną parsisiųsti kokią programėlę, kuri nuskaito tuos GPX failus ir einant naudotis ją. Labą rytą. Nes su tom lentelėm kartais būna reikalų. Ir kur dabar? Čia? O gal čia? O gal čia? Atėjau iš čia. Čia truputėlį pasiklydau. Nuėjau į viršų, o reikia į apačią. Nėra to takelio, kuris neišeitų į kelią. Oho, 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 oho. Be skaitmeninio žemėlapio ir net su juo
Jei atsipalaiduoji, nugrybauti nėra sunku. Aš asmeniškai naudojau Gaia GPS, nes ji nemokamai ir skirtingom spalvom gražiai rodo atkarpas ir vietą, kur esu. Bei galima matyti įvairius kitus takus ir takelius ir deturint, kiek tik širdis geidžia. Stalo laužas pirkimas. O kalbant apie antrą atkarpą, man jį patiko. Čia toks truputį Vilniaus autentikos ir nekalbu apie nakvynės namus, pro juos pražygiavau neatsisukdamas, bet Rokantiškių piliavietė, daug gamtos, kelios netikėtos panoramos. Tu jau čia šliauži. Och, tu šliauži, ar ne? Nuvazinas. Šliaužalas. Šiaip čia važiuoja ir su keturačiais ir va ten nuvažiavo Strielčiukų žygtakis. Ten miestas bokštas, šiaip labai gražu. Kameros objektyve neatrodo taip. Atrodo skystokai. Šiaip gražu. Čia. Antros trasos pabaigoje jūsų laukia Pavilnio Kristaus karaliaus ir Švento kūdikėlio Jėzaus bažnyčia, kuri, būkim biedni bet teisingi, labai simpatiška. Duok paglostyt, net seilė. Ten, nežinau, ar matosi, yra televizijos bokštas ir tokia panorama per tą properšą atsiveria. Trečia atkarpos pradžia tokia, lyg ir šiaip savo susirodė žygiavimas Pavilnio šaligatviu, bet finale ta atkarpa man paliko labai gerą įspūdį. Ir net nesupratau kodėl. Šitau, kad nori Vilniuje avis. Stovi ir galvoju tokioj vietai. Už kilometro Lidlas, netoli oro uostas, praskrenda kartais lėktuvai, bet toks jausmas, kad velnias gluškini visiškame. Ir pelkė šernam, jeigu čia yra šernų ir jeigu ta pelkė žiūs vasarą. Padaryti ten, velnias nesimato per kamerą. Gal kaltos Liepkalnio apylinkės, avys, voverytės, bet man kaip slidinėjimo mėgėjui taip užglosti nematyti Liepkalnio rakursai širdį, Ten Liepkalnis. kad taip ir būčiau baigęs trasą neatsigavęs. Bet netikėtai, Va, baigėsi romantika. Valai. Va, kokį priejau. Karinį reikalą. Ir jūs čia gyvenat? Kol pasiima kas nors? Burbiškės žemieji paneriai. 2 valandas, kem 8 minutės. Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis. Va, Burbiškės užlipi tokią. Ir vėl tokia nuokalnė. Ir ten vėl virš. Vėl labai sunki trasa. Čia kad ir rodai seka. Bet norisi pailsėti. Jau baiginėjęs tie kalneliai. O 2 purškalą reikia nepamiršti. Tik sustoja iškart pradeda džiuginti. ir pagaliau ketvirtoje atkarpoje aš sutikau pirmuosius kolegas, kurie ne šiaip bėgiojo, vedžiojo šunį ar panašiai, o irgi žygiavo aplink Vilnių. Kadangi aš dažniausiai žygiavau rytais ir net darbo dienom, tai pakeleivių iš tiesų sutikau tikrai nedaug. Vieni iš jų man pagelbėjo su kepure, apie kurią truputėlį vėliau,
o pastarieji sakė, kad į dieną įveikia po 2 atkarpas. Tai viso būtų 5 dienos žygiavimo. Iš tiesų svarstytinas variantas, nes labai daug laiko suryja nusigavimas iš atkarpos pradžios į galą arba atvirkščiai. O šiaip tas laikas, kurį rašo ant lentelių, yra ėjimo. Aš su pafilmavimais ir drono pakelimais dažnai užtrukdavau pusvalandį valandėlį ilgiau, nors ilsėjaus tikrai nedaug. Tai norintiems ramiai pasėdėti ir pagraužti sausainį, siūlyčiau šiek tiek laiko užsimesti. Audi, va taip va braukau. Nežinau, kurių čia metų, bet su šituo šuduku reikia viską valdyti. Ačiū už kelionę, viso gero. Penkta atkarpa man įstrigo senuoju Vilnius-Kaunas keliu, kuris buvo status ir siauras, todėl kylantieji šaudydavo į orą, kad įspėtų besileidžiančiusius. Kietai ką? Visai kietas ir Gariūnų regyklos kalnas. Gal buvo slidinėjimo kurortas? Tokiu rakursu miesto niekad nebuvau matęs, todėl spoksojau išsižiojęs, o seilės varvėjo ant turėklo. Jei kada ten tokias rasit pridžiūvusias, žinokit, kad čia ramo būta. Viena romantiškiausių tako vietų. Tai nuostabu čia, nuostabu, Gariūnai, Depo, Sudu, kiek. Na, prisipažinsiu, po regyklos ta atkarpa iki Gariūnų tilto per Nerį buvo tikrai nežavinga. Ir deturint neina, nes tiltas tai vienas. Nerį reikia pereiti, o tiltų nėra daug, dėja. Wow, murzina kaip. 300 meters. Use the right 2 lanes. Čia Mindaugas. Čia ir geros žinios. In 800 meters. Mašinų ekspertai būna vertina interjerą. O čia va, blekelė. Nei mykšta, nei kieta. Blekelė. Kas čia groja? Po velnių. Gerai. Prisiduodu šitą. Ir einu ieškoti pasakų parko. Ten. Šeštos atkarpos pradžia pasižymi televizijos bokštu. Ir vienu kampu, ir kitu kampu, ir trečiu. Bokštas. Kai praėjau bokštą, net pradėjau abejoti, ar pajėgsiu jį atmatyti. Bet staiga bam! Piliakalnio atodanga ir bokštą iškart primiršau. Ohoho, čia ir taip. Šitas tai geras. Čia auga Lietuvos raudonosios knygos augalas gebenė lipikė, neskinti ir nemindžioti. Kur tu lipi, gebenė? Negali labai ilsėtis. Vadai sega. Truputėlį remontuoja taką. Bet gal bus labai geras. Va, vidury Vilniaus. Iš tiesų visai fainas takas, pakankamai daug gamtos, va, tik 6 tako pabaigą ir 7 pradžią gadina tas legendinis futbolo stadionas ir Akropolis. Ir tu aplink Vilnių, kada planuoji apeit? Aplink Vilnių. Pati 7 atkarpa tokia, sakykim, neišskirtinė lyginant su kitom, bet yra vietelių, kurios visai žalios ir gražios. Bet yra ir tokių, kurios atrodo Ne taip gražiai. ir rytas tądien buvo šaltokas, vos keli laipsniai virš nulio, tai teko net pirštines užsimauti. Skirtingai skamba. Prie ežerėlio, prie vandenėlio.
radio. Na, 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 na. Aplink balsi. Ten genys. Aštunta trasa pati ilgiausia. 19 su trupučiu kilometrų. Kas smagu, kad tai kilpa, todėl iš ten, kur išeini, ten ir grįžti. Tai šitoj vietoj bent pusvalandukas susitaupo. Kadangi takas gana ilgas, čia jau gali prisireikti ir visi paslaugų. O, tokius pastatė. Na ką, vietoj dailių visi radau tik toj asorti. Ir negana to, eidamas pastebėjau, kad Pamečiau kepurę kažkur prie žalių ežerų. Nu ką. 2 hours later. Tikėtina, man atrodo, ten. Matau kepurę. Jo. Matau kepurę. Sveika sugrįžus. Ką, papildomi 2-3 kilometrai bus dėl tavęs. Pati ilgiausia trasa ir dar pailginau ją dėl šitos nesąmonės. Bet radau. antrieji mano sutikti aplink Vilnių keliautojai nupasakojo, kurioj tako vietoj matė ant medžio pakabintą kepurę. Todėl gana operatyviai susisukau, nes vieta buvo kvaila, su mašina niekaip neprivažiuosi. Taigi, keliaukim toliau. 9 trasa pagal laikus užima labai negarbingą paskutinę vietą. Bet, sakyčiau, nepelnytai. Į paskutinę labiau dėčiau 7 ar 10 atkarpas. Tiesa, takas nubrėžtas šalia Verkių rūmų, o iki Krioklio galima nusileisti ir takučiais ar laipteliais. Kadangi Verkių dvaras ir Neries Vingio panorama lyg ir pagrindinis akcentas, aš ėjau per dvaro parką. Ir šiaip, bandžiau įvairius nuklydimus. Stulpelis po stulpelio, vat, sužymėta, kur čia pasiklysi. Nu, kur čia pasiklysi. O miške, kur išsiskiria 2 takeliai, lentelės nėra. Kur lentelės? A? Tai kur geit? Užkopiau kalną ir kažkas tvinkčia. Gal dėl to, kad iškart paukštai tam atsidūriau. Einu iš čia. Plius 18, aš su šortais makutė, pats tas eikau. Net labiau karšta nei šalta. Iš esmės į pabaigą aš jau dažnai nebesekiau raudonų rodiklių ir ėjau pagal programėlę. Ar šiaip daugmaž į tą pusę. Blemba, kokie keli šimtai metrų nei tą pusę. Užsigalvojau kažką ir... Vietomis takučių tikrai labai daug. Nežiūrint į rodiklės ar į programėlę, galima nukeliauti visai į priešingą pusę ir atvirkščiai. Aklai sekant rodikliam, galima pražiopsot smagesnius takelius. Keista maršrutas rodo eit šalia laidojimo rūmų, o aš einu va tokių puikių takučių šalia. Tai toks tas 100 km apie mūsų taip mylimą kaimuką sostinę Vilnių. Tuos, kuriuos sugundžiau, į batus ir pirmin. Viskas, ką sakiau iš dūšios, nuomonė nei apmokėta, nei įtakota. Tai drąsiai galima vadovautis ir dar porą ekskliuzyvinių kadrų kantriausiems. Galvojau išmest, bet įdėsiu. Toj, priežiūra visoje Lietuvoje. Pažiūrim, kaip čia prižiūrėta. Nu taip, bent jau erdvu. Kažkas nepataikė, bet iš esmės tai labai neblogai.